Na, bet mūsų tikslas štai šitas piliakalnis. Va, čia nais, va. Aišku, jį būtų gražu apskrist su dronu, bet šiandien labai gūsiai dideli. Šiaip 20 metrų aukštyje, nu tai čia biški virš medžių viršūnių lygyje. Vėjas daugiau nei 11 metrų per sekundę. Jeigu pakilus 50 metrų, jau 14 metrų per sekundę. Bėda, kad labai gūsiai tokie. Tai ir nekilsiu. Gal bus kada nors gražesnis oras, atskirai atvažiuoti reikės. Štai, tvarkingas, gražus piliakalnis. Dauderių. Tai būk sveikas, gyva per amžius. Ate. Ponas Geny, prašau neužmest man ant galvos šakos. Štai čia yra Dauderių antras piliakalnis. Jisai yra spėjamas, kad čia yra piliakalnis. Nu, panašumų yra, aišku. Kalva, netoli vienas kito. Tarp ežerų šitų tvenkinių. Klausimas, kada tie tvenkiniai atsirado. Nu, sunku čia dabar. Pasakyt, čia greičiausiai gali archeologai pakomentuoti. Bet kadangi jie čia šalia vienas kito, kodėlgi neaplankius. Tik tai, kad čia jau, šiek tiek sudėtinga vaikščioti. Privirtę medžių. Traška, braška viskas aplinkui. Nu, į piliakalnį tikrai panašu. Čia matos kasinėta kažkadaise gal buvo. Tai va. Čia kaip yra piliavietės